Trečias, koks jūsų požiūris į išmokomis šelpiamus nepelningus oligarchų verslus? Pavyzdžiui, 2008 metais pradėtus automobilių tenai finansavimus, bankų sektoriai, įvairios žalios kabutės avantūros. Ar dar galima tokią veiklą vadinti kapitalizmu? Aš neatsakysiu į šitą klausimą, nes aš turbūt per mažai žinau kažkas buvo tas detalės. Čia yra biznis. Biznis vadina, nes aš kai buvau tos Europos antikorupciniam centro, tas teigėjas ir vykdomojo komiteto narys, tai irgi anglai labai gražiai sakė, korupcija yra toks pelningas biznis, kad jį išnaikinti reikia politinės valios turėti. Jeigu nėra politinės valios, jis tiek procentų duoda pelno, gražos, kad nuostabus biznis. Ir čia dar yra viena iliuzija, atsiprašau, kad užsienyje korupcijos yra mažiau, vakaruose. Papasakosiu tada. Yra lygiai atvirkščiai, ten yra daugiau ką įsisavinti ir todėl ten yra žymiai daugiau. Tai Austrijos, ten tam antikorupciniam bloke, kur aš teigėjas buvau, Austras vienas, kuris kaip Lietuvoje STT, taip Austrijoje toks pat padalinys. Tai jisai buvo STT vado pavaduotojas. Ir jisai ten tokioj komisijoje kartu su manim buvo, skaitėsi, aš atseit pirmininkas, o jisai pavaduotojas. Tai aš jam jau sakau, pas jūs Austrijoje taip jau viskas skaidru, gražu. Jisai sako, čia pas jūs Lietuvoje ta korupcija tokia primityvi ir aiškiai matoma, o pas mus Austrijoje, ir jis papasakojo, kaip STT viršininko pavaduotojas, kaip jie Austrijoje žiūrėjo statybas ir surado duomenų, ir jis pasakė žodį, daugkartinius įrodymus surado, kad vienas parlamento narys, kyšius ima. Jis daugkartinius įrodymus. Jie su vadu nusprendė, kreipėsi į teismą, Austrijos teismą, ne šiaip savo. Teismas sakė, per vieną dieną nusprendė, kad čia nekaltas. Jis pasakė žodį daugkartiniai įrodymai. Tai šitą aš labai gerai atsimenu, mes stovėdami kalbėjome. O paskui sakė, tada tas parlamentaras padavė jį ir jo vadovą į teismą ir metus laiko, sakė, mus tampė po teismus Austrijoje. Taip, už garbės ir orumo įžeidimą. Bet sakė, nors blefus parašė, bet metus laiko, ten baimės jiems nebuvo, bet metus laiko turėjo gaišti laiką, vaikščioti. Tai čia apie korupciją. Bet Lietuvoje užtat korupciniam nusižengimam reikia Seimą prispausti ir kad nebūtų senaties termino. Ir parodomieji teismo procesai turi būti negailestingai nubausti, kad žinotų, pas visus ateis, bet sugrąžinkit pavogtus pinigus ir tada nesėsit į kalėjimą, tik tai busit nubausti.